Labas rytas, visi susirinkę. Tikrai iššūkis man, kadangi tenka kalbėti labai daug gyvai ir su emocija, ir po valandą, ir po pusantros. O kai Vilnius mokykla, moksleiviai ateina į departamentą ir visą laiką, turėdamas galimybę aplankau, pasiprašau pas lektorių minutę dvi, tai tos minutė dvi tampa 10-20. O kalbant auditorijose taip pat turi ką išsisakyti, išsilieti. Todėl dabar yra iššūkis į 15 minučių pristatymą sulysti. Todėl nedažnai tenka, bet pasirašiau vakar tas mintis, kad neklaidžioti į kairę, į dešinę, į gylį, neiti į dangų nekilti su mintimis, nes tikrai ta nežinomybė yra labai gili, labai plati, labai nepačiupinėta. Bet apie ją reikia kalbėti, nes kaip išsikalbė apie tą nežinią, tada lengviau pasidaro ir suprantamiau. Taigi, nors ir pavadinimas mokytojas esminis pilietiškumo ugdymo pavyzdys, tai yra aišku nekvestionuojama. Tai ir istoriškai atėję, ir suvokimo prasme atėję, kad mokytojas ne tik dėsto mokykloje moksleiviams, mokinukams, bet mokytojas yra mokytojas iš didžiosios raidės ir visuomenė žiūri į mokytoją kaip į visuomenės mokytoją, gyvensenos mokymą, nes tai yra gyvenimo pradžia moksleiviam, kurie kaip kempinė viską absorbuoja ir ką išgirsta iš mokytojo, tai yra labai svarbu ir jis neša toliau į tą gyvenimą. Bet nežiūrint to, kad pilietiškumo ugdymas atsiremia strateginiuose dokumentuose kaip pilietiškumo ugdymas pilietinio pasipriešinimo strategijoje, Seimo darbotvarkėje, ar ne, kur daug institucijų dalyvauja, kultūros ministerija, visos ministerijos praktiškai, kur vyriausybė centruoja. Bet aš norėčiau pažvelgti iš savo darbalaukio, iš mobilizacijos pilietinio pasipriešinimo departamento prizmės ir pakalbėti, išsegmentizuoti pilietinį pasipriešinimą. Kas tai yra? Kas tai yra? Atrodo, tai yra, du žodžiai pilietinis pasipriešinimas ir ką jie reiškia, nes mumise labai daug yra tokio jovolo, tokio neaiškumo, mūsų paskaitose, pilietinio pasipriešinimo mokymuose. Aš jau pastebėjau, kad apie 70-80% žmonių nori išgirsti ne apie pilietinį pasipriešinimą, bet kadangi daugiau niekas su jais nekalba, ateina pas mus į paskaitas, bet nori išgirsti, kas jais pasirūpins. Bet tada atsakai, kad mes turime valstybėje ir kitą instituciją, civilinę saugą, kuri kuruoja. Taip pat turi ir mokymo centrus ir viską, bet jie kažkaip tai iki gyventojo, iki piliečiaus nelabai nusileidžia. Ir mes dirbdami tą darbą jaučiame tą, kad pilietinis pasipriešinimas ir civilinė sauga turi tam tikrą takoskyrą, ar ne? Bet vienok, apie civilinę saugą mes dabar nekalbėsime, mes pakalbėsime apie pilietinį pasipriešinimą. Ir kad jūs suvoktumėte, kas tai yra, aš paprasčiausiai tai kaip matematinę lygtį išskaidysiu. Taigi, termino pilietinis pasipriešinimas suvokimas iš vienos pusės tampa aiškesnis, kai jį kaip keblią matematinę lygtį segmentizuoja. Ta segmentizacija išryškina veiksmingumus, pobūdį pilietinio pasipriešinimo. Ir matome, yra 3 tokie segmentai. Neginkluotas pilietinis pasipriešinimas, kuris gali būti taip pat aktyvus, pasyvus, ginkluotas pilietinis pasipriešinimas ir rezistencija, čia yra mano toks know-how iš darbalaukio išėjęs, kaip terminas naudojamas veiksmai ir gyvenimas okupacijos sąlygomis. Ir kiekvieną mes iš jų panagrinėsime. Pamėginsime kiekviename iš segmentų paieškoti vietos piliečių ir pamatysime, kad tai įmanoma vienok, ką mes pamirštame prieš ateidami į tos veiksmus. Mes pamirštame žmogaus ne kaip roboto pradą, todėl evoliuciškai, kad kiekvienas iš paminėtų segmentų būtų gajus, turime kreipti dėmesį į ką? Turime kreipti dėmesį į pilietiškumo ugdymą. Turime kreipti dėmesį į pilietiškumo ugdymą, kuris prasideda nuo genetikos, nuo motinos pieno, kaip aš liaudiškai sakau, darbų ankstyvoje jaunystėje, tokių kaip lovos pasiklojimas, atėjimas jau vėliau pilnametystėje prie urnų išreikšti savo kaip piliečio valią dalyvaujant rinkimuose. Tai irgi taip pat pilietiškumas. Ir galų gale, kas Konstitucijoje parašyta, kad kiekvieno piliečio teisė ir pareiga yra ginti valstybę. Istorija sukasi spirale.
Ne tik taikmetis, ne tik gerbuvis būna, bet būna ir karai. Kai kuriom kartom ateina tas šansas paaukoti galimybę, tragedijos, paaukoti gyvybės dėl valstybės, dėl kitų. Teisė ir pareiga, kuri taip pat ateina iš pilietiškumo. Na ir pabandom pasižiūrėti į kiekvieną iš tų segmentų. Pilietiškumas ugdomas šeimoje ir be abejo mokykloje, kaip aš minėjau, tą kempinę, ne, vaikai nuo vaikų prasideda. Mokykloje ir toje vietoje matome, kad mokytojo rolė yra esminė. Tikrai esminė jūsų rolė. Ir tai pasireiškia per pilietiškumo pamokas, per 3 dienų, dabar jau kelinti metai vykstančius Šaulių sąjungos išgyvenimo įgūdžių kursus, pasirenkama į kūno kultūros modulį, pasirenkama į kol kas, ar ne, ir demokratinė valstybė neturi prievolės įveiklinti tokiais dalykais. Pasirenkama į nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą, kur mūsų departamentas mokytojam pedagogam organizuoja kiekvieną vasarą stovyklas. Per kitus mūsų departamento projektus moksleiviams su jūsų mokytojų kaip trenerių įsitraukimu. Turbūt paminėsiu keletą tų projektų. Mes esame NATO, praeities stiprybė dabarčiai, tautinių bendrijų jaunimo stovykla stiprūs įvairovėje, pilietiškumo egzaminas, bei kiti sąmoningi žygiai ir kiti projektai. Paminėtina, ką jau buvau užsiminęs, Vilniuje puikiai įsitvirtino Vilniaus savivaldybės projektas Vilnius mokykla, kur departamento pamokos taip pat tapo populiariomis, kaip ir mūsų kiekvienais metais keliaujančios po Lietuvą pilietiškumo žaidynės. Be mokyklos ir šeimos pilietiškumas taip pat stiprinamas dalyvaujant nevyriausybinio organizacijų veikloje, darbovietėse, aktyviai veikiant bendruomenėse bei užsiimant savišvietą. Bei pagal prievolę, kuri atsirado prievolė, čia dar praeitos politinės kadencijos metu, ministraujant Kasčiūnui, atsirado prievolė ginklų savininkam išklausyti pilietinio pasipriešinimo kursą ir vėliau viešo sektoriaus darbuotojams, tiem žmonėm, kurie gauna algą iš valstybės, kurie dirba valstybei. Tai atsirado prievolė išklausyti tos pilietiškumo mokymus mobilizacijos mokykla.lt nuotolinėje mokymų platformoje. Na tai yra žinių tam tikras skrinelė, kuri šiek tiek turėtų eliminuoti visuomenėje keltus ir vis dar keliamus klausimus, kur mano vieta, ką reikėtų daryti, pakalbėti apie tos teisinius režimus, nes teisiniai režimai, kiekvienas teisinis režimas, ar tai ekstremali situacija, ar nepaprastoji padėtis, ar mobilizacija, ar karo padėtis, turi savo instrumentų dėžutę, turi savo prievartos instrumentus, būtinuosius darbus, privalomosius nurodymus ir panašiai. Tai žmonės šitą pavartę atveria akis, sužino šiek tiek, ar ne? Aišku, pilietiškumo ugdymas, manau, yra teisingai spręstas klausimas, skatinamas savanorystės balais, suteikiant jaunuoliams impulsą pirminiam postumi stojant į aukštąsias mokyklas, ar ne. Na ir turbūt nesuklysiu, kad istorija, vėliava, sportas, himnas yra esminiai mūsų pilietiškumo ugdymo atributai. Net per mūsų populiariausią sporto šaką, krepšinį, jeigu pažiūrėsime arenas, kaip mes giedame himną, tai širdis virpa. Gražu, drąsu. Bravūriška, tikrai labai šaunu ir tie atributai tikrai yra gajus. Na, pereikime toliau. Panagrinėkime, pažiūrėkime piliečio galimybės jungtis ir kas tai yra, kalbant apie neginkluotą pilietinį pasipriešinimą, ar ne? Na, statistika kalba, kad rizikingose formatuose pasipriešinimo nuo 2 iki 8, maksimum iki 10% gyventojų dalyvauja tie, kurie turi bravūriškumo, ar ne? O kaip su kita visuomenė dalimi, jeigu mes kalbame apie koncepcijos visuotinės gynybos įdiegimą. Visuotinė gynyba reikalauja, kad mes visi įsitrauktumėm, ar ne? Ir tas neginkluoto pasipriešinimo formatas atidaro tas galimybės žmonėm, kurie turi baimių, kurie turi fobijų, kurie net nori tapti taikiniais. Ir tie patys maskuojančių tinklų pinimai ar apkasų žvakių lydimas yra tie darbai, kurie reikalingi kariui, sėdint šaltose apkasuose, užsidengant žvakes arba saugantis nuo dronų, išsitiesiant tos maskuojančius tinklus, yra labai svarbu. Ir tokių darbų reikia tikrai nemažai, nes šimtais ir tūkstančiais kilometrų tie tinklai pinami ir Vilniuje, ir dabar. Ir jeigu atsakyti klausimą, ar dabar vyksta pilietinis pasipriešinimas, taip, jisai vyksta dabar. Neginkluotas pilietinis pasipriešinimas, nebūtinai reikia karo sulaukti, jisai dabar vyksta.
Į Cupą nueikit, ten puikiai žmonės renkasi, atėję savo laisvą laiką aukoja, mesga tos pina tinklus. Aišku, tai jokios rizikos neužtraukia, tai nėra karinė operacija, jame gali dalyvauti visi. Tikslas prisidėti prie kariuomenės poreikių tenkinimo. Ir ką mes turime Lietuvoje? Mes turime civilinę saugą, mes turime civilinės saugos pajėgas, mes turime policiją, kuri rūpintus ir mobilizacijos ir karo padėties metu, ir tos gaisrininkus turime taip pat viešo saugumo užtikrinimo, evakuaciniais motyvais, turime sveikatos apsaugos ministeriją, kuri ir pandemijos metu kvietė savanorius žmonės, kad ateitų. Tai mes turime ir institucijas, ir turime nevyriausybinį sektorių, kur žmonės gali ateiti ir dalyvauti. Ar ne? Tai turime tas platformas ir jeigu kyla klausimas, kur mano vieta, tai aišku, nesam totalitarinė valstybė. Kiekvieno po šautuvu nepastatysi, jo labiau gal tų šautuvų neužteks ir nebus tokio poreikio, nes mes esame vis dėlto ne 39 metų situacija, mes esam alijanse, ar ne, ir gynybos planai yra sudaryti ir nebūtina mums visko žinoti pagal tą principą, nebūtina žinoti. Nes yra daug tokių spekuliatyvių momentų, kaip žmonės ateina, pasakyk mano vietą gynyboje, kur aš turėsiu būti, tai klausykit, čia yra dalykai planuose sudėti, ne kiekvienam laikraštį reikia apie tos dalykus rašyti, bet kalbant apie visuomenės įsitraukimą, reikia konkrečiai pasakyti, kad neginkluoto pilietinio pasipriešinimo platformos yra nevyriausybinis sektorius, o jeigu būtų skelbiama mobilizacija ir įvedama karo padėtis, tai būtų skelbiami būtinieji darbai arba privalomieji nurodymai, kur žmonės būtų kviečiami atlikti darbus, kasti apkasų, įrenginėti fortifikacijas, skirstyti humanitarinius krovinius, nes ir karo konfliktų apimtose teritorijose susilaukime ir Jungtinių tautų, ir Raudono kryžiaus humanitarinių krovinių, o tą dalyką suvadybinti reikia rankų, reikia žmonių rankų. Čia, aišku, nevyriausybinis sektorius, ypač organizacijos, kurios turi patirtį dirbti krizinį darbą taikos metu ir turi etatinius darbuotojus, jos padėtų vadybinti per prievartą, per prievolę pakviestus žmonės. Tie darbai pagal mobilizacijos įstatymą yra reglamentuoti, yra tabeliai, už juos būtų atsiskaitomas valandinis apmokėjimas, žmonės už tai gautų atlygį. Ne taip, kaip 90 metais kūrėme valstybę prie radio televizijos strateginių objektų be nieko. Su plikom rankom ir plakančiam širdim ėjome. Iš Krašto apsaugos ministerijos labai daug pastangų dedama dabar civiliam sektoriui ir nevyriausybiniam sektoriui stiprinti jų resursinius pajėgumus. Nes ant žemės pilietis pirmoji eiliai turės susidurti ne su mobilizacijos departamentu, kuris keletą darbuotojų ten turi nedaug, bet su savivaldybių administracijom, kuriam ta funkcija deleguota, parengties pareigūnai, už mobilizaciją atsakingi pareigūnai ir panašiai. Tai čia yra svarbu žinoti ir dabar daromos pastangos, kad ne tik mūsų departamentas su edukacijom eitų į apačią, bet ir civilinė sauga taip pat pradėtų dirbti su visuomenė, su žmonėmis. Ir matome tie išgyvenimo krepšiai, mes juos vadiname išgyvenimo krepšiai, ne išvykimo, nes išvykimo terminas suponuoja slidžių tepimą kažkokį, tai ne pasitraukimą. Ne, išgyvenimo krepšys, nes mes turime išgyventi. Pereikime prie ginkluoto, nes kadangi tai irgi toje abėcėlėje yra tas segmentas, ginkluotas pilietinis pasipriešinimas, jau reikia suprasti, tai yra siauresnis ruožas, nes tai gynybos etapas iš esmės vadovaujamas kariuomenės, o to faktoriaus ar koordinacijos nebuvimas, vien vadovaujantis iniciatyva iššaukia labai didelę riziką prarasti gyvybę. Užtat reikia iš anksto rengtis, ruoštis, kurti tas platformas, kur piliečiai nereikštų savivalę, bet ateitų jau iš anksto per parengamosios etapus dalyvauti. Tai mes dabar sukūrę ir komendantūrų platformas, ir Šaulių sąjunga egzistuoja Krašto apsaugos savanorių pajėgos, kur piliečiai turintys bravūriškumo gali jungtis į tas organizacijas ir treniruotis. Nes matome, žinome, turime liūdnų pavyzdžių iš to Kijevo, kai paskutinę dieną gyventojams buvo išdalinti ginklai, ar ne, blokpostai ant kiekvieno kampo. Miestas didelis geografiškai ir pagal žmonių skaičių, bravūriškų žmonių nemažai, diversantų taip pat tikimybė ir buvo požymių, ar ne, priešas prie pat durų, įsitempę visi, nemiegoja,
norisi nuvažiuoti kažkur tai namo, maisto pasipildyti, po dušų palysti, aplinkinius blokpostus pažįsti žmonės, kurie stovi, toliau nepažįsti, o įsitempė visi, sustabdo, kas toks, visi ginkluoti, mat perimat, pikšt pokšt ir nemažai išsišaudė patys savus. Buvo tokių atvejų dėl koordinacijos nebuvimo. Užtat iš anksto dabar ta išmokta pamoka pas mumi identifikuota ir stengiamasi sukurti tas platformas, aikštelės, tai kad tie žmonės, kurie ryštųsi tokiem prisijungimam, iš anksto žinotų savo rolę ir vietą. Pats sudėtingiausias, nemaloniausias kalbėti ruožas yra rezistencija, kaip aš paminėjau, įvardinu kaip okupacija, kas būtų, ne? Taip, tai yra labai jautru. Vienok apie tai irgi reikia kažkiek tai, kiek galima pasakyti. Ir ką galima būtų pasakyti, kad rezistencija taip pat yra kitas gynybos etapas, vykstantis okupacijos sąlygomis. Taip pat iš esmės turėtų būti vadovaujamas kariuomenės likučių. Kažkas tai turi turėti patirtį. Mes matome Ukrainoje ką? Mes matėme pirmą pusmetį atvykstančias į Lietuvą Yellow Ribbon, tokia geltona juostelė organizacijų narius, kurie tipo veikia okupuotose teritorijose ir jie deklaravo, ką jie veikia. Mes savo pristatymuose pilietinio pasipriešinimo moduliuose pasakojam apie jų darbus, ką jie darė, bet po pusmečio mes jau nieko negirdime. Todėl, kad Rusija, turėdama tą begalybinį, tą žmogišką resursą, represinį, identifikacinį, filtracinius šitas priemonės naudodama, tos pilietiškus žmonės identifikavo. Identifikavo praktiškai pilietinis pasipriešinimas yra išnaikintas ir ką mes matome simptomatiką užnugorėje vykstančią rezistencinės kovos, tai specialių pajėgų karių, kurie vadinami asmenimis, bravūriškais vyrais, turinčiais bilietą į vieną pusę. Nes nežino, ar po operacijos grįš ar ne. Tapatinti Ukrainą su Lietuva būtų sudėtinga, kadangi ir dėl etnografinės sudėties, ir dėl įvairių kitų motyvų, netikėto užpuolimo faktoriaus, kas liečia Chersono užėmimą, kur žmonės tapo įkaitais. Tai vienas dalykas, bet to išdavoje daug žmonių išvažiavo jau iš okupuotų teritorijų. Bet mes savo kol kas dar negalim atsakyti dėl elgsenos. Mes Lietuvoje prisirišę prie savo istoriografijos ir menam tos 40 metus. Bet mes suvokime vieną dalyką. Kai kuriuose gilesnėse diskusijose aš apie tai kalbu, kad Lietuva buvo okupuota ne kovos, o politinio suokalbio išdavoje ir gyventojai tapo įkaitais ir tą egzistenciją gyventojų aš vadinu tokiu, kaip ir toks terminas būtų sąmoningas kolaboravimas, ne? Toks fiktyvus kolaboravimas. Mes turime to laikmečio kitą iliustraciją Suomiją, kuri kariavo žiemos karą ir taip pat prarado teritorijas. Ta pati Vypurį 400 000 gyventojų, tas apylinkės Vyborgas dabartinis Rusijai vadinamas, ar ne? Nei vieno gyventojo okupuotoj teritorijoje nepaliko. Va jums atsakymas, kuris veda po Borodenkos, po Irpenės žudynių Ukrainoje, kad mes, jeigu būtų kažkokie tai per modeliavimą, aš sakau, kovos veiksmai, neturėtume teisės palikti sąmoningai piliečių žmonių tenai ir kalbėti jiem, kad jūs vykdykite rezistenciją. Nes mes matome iš atverstos Ukrainos knygos, kad tada tie žmonės yra fiziškai sunaikinami. Tai yra tokie motyvai, bet aš noriu pasakyti, kad tai nėra nežinia, tai yra žinia, apie kurią laikraščiuose mes nerašome, apie kurios tematika yra dirbama tam tikrose padaliniuose ir struktūrose ir dirbama su specializuotais žmonėmis ir tam tikromis grupėmis žmonių. Bet tai nėra tai, kad niekas nieko nedaro, paprasčiausiai reikia politinio apsisprendimo identifikacijos, o mes žinome, kad šitie dalykai jau dabar ir per civilinės saugos liniją yra gvildenami ir mes turime ne tik technogeninių avarijų išdavoje Astravo atominės elektrinės momente evakuaciją, kuri turbūt būtų neprognozuojama, ne? O mes turime ir karinių galimų veiksmų išdavoje numatytus veiksmus atitraukti gyventojus
Ir šitoje vietoje aš jums norėčiau paraminti, kad karinės agresijos preliudija yra labiausiai matoma ir nuspėjama. Problema yra tik tai savalaikėje komunikacijoje, kad nesudaryti bultelio kakliuko principą savalaikėme žmonių atitraukime. Indikatoriai yra sudėlioti, tos iš anksinio perspėjimo sistema veikia ir tik tai komunikavimo išdavoje mes valdytume tą. Ukraina to nepadarė, nes jie netikėjo. Jie netikėjo, kada priešas duris išspyrė, tada tik tai prabūdo ir tada kylo ta panika, ko mes stengtumėmės išvengti, jeigu tai būtų. Bet to nebus. Tai va, pereinant toliau, turbūt aiškiai išsegmentizavau šituos pagrindinius bruožus, kurį mes deklaruojame. Aišku, mokslininkai turi savo gal nuomonę, ten Karo akademija, kiti, bet mes jau kurį laiką, kurios metus dirbame šitoje vietoje. Tai pabaigai tik tai norėčiau vizualizuoti, kaip taip atrodo, apkasų žvakės, inžinerinė fortifikacija, apkasai, kūryba ženklinant kelius, ginkluoto pasipriešinimo akcentai bei rezistencija. Kas pasakytina? Tai nėra trafaretas. Būkime kūrybingi. Nuo tada, kaip Šarpas sukūrė tos nesmurtinio neginkluoto pasipriešinimo metodus, labai daug kas pasikeitė. Atsparumas taip pat yra labai svarbu. Amerikiečiai po dvynių sunaikinimo bokštų kreipėsi į Holivudo režisierius prašydami patarti, kokio dar velnio gali tie priešininkai imtis ir kokiu mums atoveiksmių daryti, kad užkardinti kažkokias tai atakas. Tai ataka ir priešnodžiai yra taip pat kūryba. Kur nėra trafareto. Kiekvienas laikmetis turi savo išskirtinumus. 19 amžiuje knygnešiai buvo herojai, hipių laikais Kalanta buvo didvyris, 90-ais dainuojančią revoliuciją turėjom, dabar mes nežinome, mes turime atvertą Ukrainos knygą ir tik tai iš ten galime imti pavyzdžių, bet irgi trafareto nėra, todėl kad Ukraina visai kitokiame statuse nėra alianso nariai. Jeigu jie gauna informaciją, tai nereiškia, kad taikiniai paleidžiamų raketų naikinami dabar, jie tik tai gauna informaciją, kad gyventojus spėtų nueiti į šelterį. Mano palinkėjimai: mokytojau, dalyvauk mūsų pilietinio pasipriešinimo estafetėje. Mokytojau, būk ne tik mokiniui mokytojas, bet ir mokytojas iš didžiosios raidės. Mokytojau, švieskis pats ir šviesk kitus. Mokytojau, būk vanagas. Toksai būtų mano palinkėjimas, nes man asmeniškai ta asociacija iš pokario, tos rezistencijos, mūsų istoriografijos, vanagas yra mokytojas. Ir tai yra pavyzdys, kuris mumi užveda. Čia toks know-how, naudodamasis progą, noriu pasakyti, kad departamente yra išdirbtas toks paketas atsparumo ir kompetencijos, kas būtinga būtų mokyklai, kiekvienai mokyklai turėti, kad kiekviena mokykla turėtų turėti tokius paketus, o tas dabar raudonai paženklintas, parengtas, motyvuotas personalas, tai yra atspindys tų pasirinkimo pilietiniam pasipriešinimui naujo edukacinio projekto, kur mes dabar einame per mokyklas, per mokytojus ir ne tik, tai naudodamasis progą kviečiu jūs irgi registruotis pas mus, jeigu mes neateinam pas jūs, bet stengiamės skambinti kiekvienai mokyklai, tai kad gauti tų bendrinių žinių. Nes tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu, atrodo, yra persipinimų su ta civilinė sauga, bet gyvybių išsaugojimas, turniketas, gyvybės atpažinimas, gaivinimas ir kiti dalykai yra labai svarbus. Tai yra mūsų edukacijoje ir mes stengiamės kuo plačiau tai sėti, tą sėklą. Tai ačiū uždėmesi, jau aš išėjau iš limito, ne? Viskas gerai, direktoriau.